Ką gali rasti savimi emocijų kalendoriuje? Pirmame puslapyje paaiškinimas, kas yra emocijų kalendorius ir kaip jo naudotis. Toliau emocijų sąrašas ir jų spalvos bei 2024 metų kalendorius. Toliau aprašyk, kas tu esi. Gali piešti, spalvinti, klijuoti. Toliau pasirašyk, ką šiais metais planuoji. Mėnesio kalendorius. Laukelį, kur gali pažymėti, kaip šiandien jautiesi. Žymėk iki 3 emocijų bei trumpai aprašyk, kodėl taip jautiesi. Toliau miego ir vandens žymėjimas bei įpročių žymėjimas, tokių kaip fizinis aktyvumas, metų tikslų progresas, namų ruoša bei kita. Toliau žymėkis biudžetą bei paskaityk apie šio mėnesio psichologijos temą bei psichologijos šaką, kuri tai tyrinėja. Tai kartojasi visus 12 mėnesių. Knygos gale gali žymėtis per metus perskaitytas arba mėgstamiausias knygas bei mėgstamiausią metų muziką. Toliau metų apibendrinimas. Atsakyk į klausimus apie savo metus. Metų savirefleksija. Aprašyk, ar pavyko įgyvendinti metų tikslus. Toliau puslapis su pagalbos linijomis, kur gali kreiptis pagalbos. Bei paskutiniame puslapyje apie knygos kūrėjus.